Priežastis greičiausiai viso šito malonumo, greičiausiai šita relė pakaitinimo žvakių, nes toj pusėj jisai stovi čia po bakeliu ir liepsna viską realiai prasidėjo viskas nuo čia, tai tokia išvada, kad greičiausiai šitas reikalas kažkodėl sugalvojo padaryti tokį šposą, kurį dabar turime. Tai va, tokie reikalai, iš tikrųjų nieko dar nekalbėjau jums į kamerą. Nelabai nei nuotaikos buvo, nei noro iš tikrųjų, tai dabar va kažką va, tik nufilmuoju, kaip update'us, kas vyksta, kaip vyksta. Now I was born in the gutter, facing life or death. I was a thug ever since my mama gave me breath. These motherfuckers wanna see me die, so who am I to try to warn them? I'm up and bomb them, them niggas fry. Taigi sveiki sugrįžę į mano YouTube'ės kanalą, vėl naujas video, tik tais kitom aplinkybėm. Tai dabar papasakosiu biškį daugiau, kaip viskas nutiko, kiek maždaug laiko truko. Taip trumpai, nenoriu apsunkinti jūsų. Tai va, šiandieną nuotaikos jau kitokios. Tikrai jau, kaip sakyt, vaizdas labiau džiugina negu ką matėt visą to, ką dabar jums buvau sudėjęs į kadrus. Tai taip, viskas įvyko, automobilis stovėjo 6 valandas, realiai pastatytas vietoje, nejudinamas. Ir va, taip atsitinka tokie dalykai, tvarkinga mašina buvo, jokių klaidų, nieko, ta prasme visiškai ideali mašina. Ir atsitinka tokie dalykai, kad mašina iš lempos užsidega. Tai ten prieš tai, kaip kalbėjau, rodžiau, kad tai įvyko dėl žvakių pakaitinimo relės. Kiek išanalizavom, viską pračekinom, tai įvyko viskas dėl jos, todėl kad ji visa yra, visa, kaip matėt, yra sutirpus, o toliau visur ugnis matosi, kad tik tais nueidinėjo. Tai aišku, viso šito nebūtų buvę, jeigu ten chebra tikrai žmonės prašė, kad panaudotų gesintuvą ir užgesintų vos pradėjus rūkti tam automobiliui, bet dėl neaiškių priežasčių tas žmogus nepanaudojo to gesintuvo, nieko dėl to nepadarė. Gavos taip, kaip gavos, rezultatą turim tokį, kokį turim. Tai
aišku, kaip ir jau daug kas mane žino, ta mano auksinė frazė, lengvas kelias, ne mano kelias, tai va tokie dalykai ir atsitinka, turbūt nežinau, kaip man taip sekasi, bet man taip sekasi, tai turbūt kažkur kitur geriau sekasi, tai gal tai su autosportu biški irgi bus stopas, buvo planas šiais metais bent išvažiuoti treniruotės, gal link galo sezono tai ir pavyks padaryti, sunku kažką pasakyti dabar. Taigi dabar yra praėję lygiai mėnesis laiko po šitos nelaimės su tėčiu kartu, bet tarp kitko labai didelis ačiū tėčiui, su tėčio pagalba pilnai sutvarkėm automobilį. Pilnai yra sutvarkytas, nėra jokių vėl bėdų, viskas automobilis kaip buvo, taip ir dabar. Nu, aišku, šiek tiek, ta prasme, labai daug naujų detalių. Tai iš tos pusės gal jisai skaitomas dabar dar geresnis nei buvo, bet iš esmės jisai buvo geras, man nieko netrūko, viskas su juo buvo gerai. Čia yra mano kasdienė mašina ir man nieko, kaip jam sakyti, netrūksta. Tai va, tai mėnesiukas laiko prikėlėm šitą mašiną, realiai po 2 savaičių buvo užkurta. Po to vyko dažymo darbai, tai laukiam nudažytų detalių, tai dar šiek tiek ir šitokie dalykai, nu, bet čia normalu, čia ir tai buvo viskas, viskas greitai vykę. Tai kaip ir sakau, labai didelis tėčiui, su tėčio pagalba keitėm labai daug mazgų, nenoriu vardinti to ilgo, didelio skaudaus sąrašo. Nemažai ir pinigų kainavo, buvo diskusija daryti, nedaryti šitą visą reikalą, kadangi mašina sena, bet gera, tai viską pasiskaičiavus, įvertinus, tai buvo toks sprendimas, kad noriu susitvarkyti. Aš tą mašiną, patinka jinai man, viskas su ja gerai. Tai va, tai dabar parodysiu dar, kaip atrodo po kapotu. Tai trumpai šnekant, ką padarėm, tai realiai, kaip matėt, buvo visa šita pusė sudegusi, visi laidai buvo realiai sudegęs apart šitos pusės, bet keitėm pilnai visą laidyną, keitėm variklio kompiuterį, saugiklių bloką, keitėm ir pagrindinių saugiklių bloką tam, kad dėl šventos ramybės visi saugikliai, viskas su elektra taip buvo pereita. Ir automatiškai visos tarpinės, sklendikės, diržai, radikai, telikas, žodžiu, nu, iš esmės labai daug detalių yra pakeistų, bet sakau, neįsiplėsiu, neįsismulkinsiu tos smulkės detalės. Tai vat, šiai dienai turim tokį vaizdą, aišku, dar trūksta koverio čia viršutinio to apdailinio, dar vis tiek testuoju, žiūriu, ar viskas tikrai gerai, niekas niekur nelaša. Po kol kas viskas puikiai ir manau, kad taip ir bus. Ačiū, kas peržiūrėjote iki galo šį video. Tikiuosi patiko. Kam negaila, paspauskit laiką, paprenumeruokit kanalą. Kartu didindami kanalą mes galėsim nueiti dar toliau.